Ar žinote, kodėl žirneliai būna tokie skanūs tose lietuviškose mišrainėse? Todėl, nes aš juos labai skaniai apdoroju, kol papuola ant jūsų stalo. Štai, paminkštinu. Tai nepadeda. Tai paminkštinu. Tai bus skanūs žirneliai. Taip nepadeda. Na, va taip, va bus minkšti. Na! Gerai. Na gerai, viskas vyksta truputėlį kitaip. Kad žirneliai atsirastų ant jūsų stalo, važiuoju į Prancūziją ieškoti kokio nors gražaus lauko. Štai radau žirnių laukelis. Toks mielas. Paragausim to vieną. Kadangi šito lauko žirniai labai skanus, paprašysim kombainiorų, kad pripiltų mums. Va, žmonės net su traukiniu į žirnių lauką atvažiuoja. Kombainininkas prilukštenės žirnių kokias 2-3 tonas. Pirmas supila į traktoriaus priekabėlę. O traktoristo priekabėlė tokia mandra. Ir va, aukštai pasiekė ir supila man tos žirnius. Žirnių lietus. Čia toj priekabėlėj dabar traktoriaus apie 12 tonų žirnių. Lietutis smagus. O čia jau krioklys, nebe lietus. Nedreba visas mano vilkikas. Na, o kol laukiu antros savo priekabos su žirniais, po laukus galima pasidairyti arba pasivaikščioti po juos. Štai pažiūriu, kaip antrą priekabėlę supila. Atsigeriu sunkos, kuri varva nesustodama iš priekabos. Pasitikrinam, kiek mes čia maždaug turim krovinio pasikrovę. Taip, totalus sąstato svoris apie 42 tonas. Na ir važiuojam paskirties tašką. Nepamirštame pažioplinėti pro langą. Gražus tie Prancūzijos miesteliai, seni namai. Mačiau, datos yra net 19 amžiaus pabaigos. Ir žinoma, valgau žirnius kelyje. Išsimetam šiukšlės. Ir toliau varom. Žirniai eina kaip saulėgrąžas. Negali sustot, ypač gerai nakties metu. Neduoda užmigti. Užvažiavau ant svarstyklių. Špinatų lapai mėtosi. Jų dabar metas. Pasižiūrim, kiek sveriam. Štai. Suvedam duomenis į kompiuterį. Sunkos jau daug mažiau varva. Nuvarvėjo kelyje. Va, špinatai valiojasi. Privažiavau prie iškrovimo vietos. Dar bunkeris pilnas, reiks palaukti, kol suvažiuos viskas į fabriką. Įjungiame iškrovimo režimą. Gražiai rieda žirneliai į bunkerį. Na, žirniukai, tuoj visus jūs išplaus, išrink šiukšlės, būsite tinkami vartojimui. Įsiplaunam priekabą, šitie mano irgi paminkštinti žirniai, viskas į kanalizaciją. Šiam kartui beveik 25 tonos. Na, čia vairuotojai išsirikiavę su šaldytuvinėmis priekabomis laukia mano žirnių, kol bus išplauti, apdoroti, supakuoti. Ir išvežios jie su savo šaldytuvukais po visą Europą. Ir žinoma, ir į Lietuvą. O paskui verslininkai tik ant stiklainių išsipilstę užsideda logotipus ir mes juos perkame. Štai tiek apie žirnių pasaulį. Važiuoju toliau ieškoti nuotykių. Čiau.